Nu, labas, draugai. Sėdžiu projektėlyje, galvoju konstrukcinius mazgus, kaip ką padaryti dar, kaip apkrovas visas nukreipti, padaryti. Ir sumašiau padaryti va tokį trumpą vaizdo įrašą, nes viduje jau ir santechnikas pasibaigė. Jau pradėsim grindis betonuoti. Tai jau pastatėm daug to namuko, tai pasidalinsiu keliom mintim ir keliais niuansais, kuriuos mes sprendėm šitame objekte. Nes kaip matote, turim labai didelę vitriną, tai yra 5,20 m ir plus papildomai dar ant viršaus stiklinsim trikampius. Tai teko spręsti klausimą su nešančiaja sija, kaip mes ją pasigaminome, tai va šitame vaizdo įraše ir pasidalinsiu, kad jūs galbūt, kurie statotės, planuojat statytis, tai galėsit pasinaudoti mūsų praktiką, kad galima sutaupyti labai daug pinigų ir išgauti daug didesnę kokybę. Ir apšiltinta sija va tokiam langui puikiai atlaikys jūsų apkrovas. Tai biški trumpai, tai turim uždengtą stogą, jau po difuzinė plėvele, aišku dar nesugrebeščiuotas. Pradėjome jau tempti difuzinę plėvelę. Tai šitame projekte nusprendėme difuzinę plėvelę stoginę jungti su sieninė, tai kiekvieną siją gegnę mes apsiklijuojam, difuzinę plėvelę užlenkiam ant sienos ir tada sieniniai tašeliai spaudžiantis difuzinę plėvelę. Tai va, toks namukas, tai bus padarytas, skliautas dar nebaigtas, bet irgi viršui dar reikia ištemti plėvelę, sujungti stoginę difuzinę su namo ir tada ant tašelių susiformuos pakalimas. Tai va, čia tiek minčių. Mūsų pamatų juosta, apie kurią kalbėjau, užsilenkia ant fasado ir tada užsileidžia difuzinę plėvelę. Apsauga nuo graužikų mes montuojame tinkliuką. Užsilenks ir bus apsauga nuo graužikų. Čia montuosis vertikaliai dailylentės, tai dar vienas grebeščiavimas bus horizontaliai. Tai va, iš tokių darbų laukinių tiek kol kas. Na, o eikime į vidų. Turime išvedžiotas šildomas grindis, paruoštas betonavimui. Turime tvarkingai sudėtą kolektorinę dėžutę. Čia mes galime uždaryti. Įvadai, elektros dėžutės įvadai. Na ir paruošiam visą šitą grožį betonavimą. Kaip visada mes pasidarome, visi sandarumo dalykai, apsiklijuojam, susiklijuojam, kiekvienas vamzdukas apklijuotas. Pasidarome garo izoliaciją, kurią jungiame jau su grindinė plėvelė susijungia. Ji eina už šitos blankės, kyla į viršų, išlenda čia, kur ateityje mes galėsime sujungti savo garo barjerą ir taip užtikrinti namo sandarumą. Aišku, yra dar viena plėvelė ant juodgrindžių, kuri jungiasi su ta balta juosta, kuri yra ant pamato. Irgi suklijuota visą perimetrų. Tai va, turime dar vieną sanmazgą, irgi kiekvienas vamzdukas apklijuotas. Kur trapas ten nesibetonuos, visi vamzdeliai apklijuoti. Čia tos blankelės nedėjome, nes šitą sieną turės išsistorinti
daugiau negu kad 45, nes turime čia VC rėmą, kuris mums turi apsidirbti vieną lygią plokštumą. Tai va, grįžtant prie mūsų, kaip ir kitose vaizdų įrašuose matėte mūsų medinių konstrukcijų statyboje, kad kiekvienas sujungiamas balkis yra su klijais ir vinimis. Atsiprašau. Klijuojam, sušaudom. Taip pat 2 statramsčiai remia sąramą, 2 statramsčiai eina iki pat viršaus, kurie sustambina koloną, kuri eina iki pat laikančiosios viršaus. Kur nereikia, daroma 3, 2 remia sąramą, 1 eina iki viršaus, kad užfiksuot matmenį. Tai va, ir visur taip pat. Tai prie langų, kur langai, ten 3 statramsčiai, kur duris, ten 3 statramsčiai. Na ir aišku, sąramos visur klijuotos su vinim ir varžtais. Mūsų perdanga. Čia ant batų susikabino, nes kita pertvara bus čia, kuri rems, bet jau tai bus ant pagrindinių grindų daroma. Tų pertvarų dar bus ne viena, bus viena pertvara štai čia, bus rūbinė, viena pertvara ten, atskirs miegamąjį nuo vonios, čia bus pertvara, skirs vonę ir kambarį, na ir viena pertvara bus čia ir ten pertvara, kad atskirti kambarį, virtuvę ir katalinę. Visi darbai atlikti pagal mūsų sugalvotą, nesugalvotą, bet išrastą būdą storinti fasadą 2 sluoksniais. Tai yra 1 penketukas gulščiai ir 1 penketukas vatos vertikaliai. Taip išstorinam fasadą, prasikeičia visos jungtis, taip užtikrinamas namo nesandarumas, o izoliavimas su vata. Na ir aišku, paskui dėsis 2 sluoksniai į konstruktyvinę dalį ir paskui dar 1 penketukas jau po garo izoliacijos. Kiekviena pertvara, kuri jungiasi prieš, nešančioji pertvara prie sienų, tai iš karto prakišam garo izoliaciją, kad vėliau būtų galima labai kokybiškai sujungti su visu namo garo barjeru. Tai šitą irgi būtinai pasidaryti reikia, kurie statotės ar planuojate statytis. Buvo planas garo izoliaciją uždengti ir ant viršaus sijos, kur remia gegnes. Bet jau taip esam darę, tai man tiesiog nepatiko vien dėl to, nes kaip būtų taip, ten tvirtinasi metaliniai kampai, vinis, varžtai veržiasi ir tą plėvelę tiesiog labai sudrasko. Ir ten jau užsandarinti tiesiog nebėra galimybių kaip. Tai tiesiog jungsim plėvelę pareis, užsiklijuos prie nešančiojo, plėvelę pareis, užsiklijuos prie nešančiojo. Taip išgausim didesnį sandarumą, nei apsiausdami šitą, pasitiesdami garo izoliaciją ant balkio ir tada ten badydami vinimis ir varžtais. Tai čia nusprendėm daryti šitaip ir aš manau, kad šitas dalykas labiau pasiteisins, negu kad pasidaryti su garo izoliacija. Lango sija. Lango sija kėlė daug diskusijų, daug nemiegotų naktų, kaip mes ją galim pagaminti taip, kad būtų pati iš savęs lengva, pati iš savęs šilta, nes buvo minčių ir metalinį hebą dėti, buvo minčių dvitiejinės sijas, I-beamus, 3 į vieną šauti ir bandyti su jais kažką daryti, bet kodėl mes juos atmetėm? Todėl, kad man asmeniškai dvitiejinė sija, toks gal ir gerai būtų, bet tokio pločio, kaip mes pasigaminom šitą
nelabai būtume mes gavę pirkt, nes dabar mūsų sijo storis yra apie 55 cm, tai tokio storio aibimas, galbūt ir pagamintų, bet reikėtų užsakyti, laukti, kol ateis, ir dėl 3 sijų nemanau, kad kas nors čia smulkintųsi ir vežtų, gamintų ir panašiai. Tai ką mes per tą visą laiką, kiek mes diskutavom, sprendėm, kaip padaryti, tai nusprendėm labai paprastą ir pigų variantą. Ne pigų, šiaip vis tiek jis yra brangus, bet pigesnis nei standartinių būdų įdėti kokį metalinį hebą ir tiesiog palikti šalčio tiltą, kuris, metalinis hebas nelabai tinka į tokias sąramas, nes yra karkasinis namas ir mes negalim įdėti į laukinę sieną metalų, kurie gali peršalt, kondensuotis ir paskui kilti visokie kitokie defektai, kuriuos patiems mums reikės remontuoti. Tai mes sugalvojom pasigaminti 3 santvaras. Tikriausiai visi žinote, kas yra santvara, tai yra 4595, 4595 ir taip visa fiksuota su metalinėmis plokštelėmis. Tai mes pagaminome tas 3 santvaras. Prie tos vienos santvaros klijavom USB, apsivertėm, į tuos suiksavimus dėjom 5 W, vėl klijavom USB. Tada ant tos tvirtinom, vėl pylėm klijus, dėjom kitą santvarą, vėl USB, vėl klijai, vėl. Ir taip mes suklijavom visas 3 santvaras. Ir iš abiejų pusių dar papildomai 22 mm plokštę priklijavom prie santvaros. Tai šita sija viduj turi pilnumoj vatos apšiltinta ir sustiprinta dar yra iš išorės su MDP. Tai parodysiu. Iš išorės yra sustiprinta su MDP plokšte, 2 sluoksniais, 2 sluoksniai. Vienas sluoksnis jungiasi čia, jungiasi ten, pirmutinis sluoksnis jungiasi per vidurį ir jungiasi čia. Ir yra visa plokštuma ištepta klijais ir suklijuota. Priklijuota dar papildomai prie mūsų sijos. Tai aš manau, kad šitą siją gali atlaikyti, ne tik manau, bet ir žinau, kad gali atlaikyti be proto didelės apkrovos. Aišku, laikas parodys, niekas mes nesam kažkokie tai, nežinau, dievai, kurie numatytume ateitį, bet manau šitas variantas, pirmas dalykas yra sija labai lengva, pati iš savęs. Antras, ji yra apšiltinta ir jokio šalčio tilto nesudarys tarp šitų mūsų visų langų. Ir trečias dalykas, ji gali atlaikyti tikrai didelės apkrovas. Tai va, taip mes išsprendėme šito didelio lango, šito lango saramos mazgą. Tai va, draugai, šiandien tiek, važiuoju namo, lankstytis kardu, kaip žinote, kiekviena diena, kiekviena minutė yra užrezervuota. Mano komanda dirba kitame projekte, darbuojasi Plungėje, renka pertvarinės sienas. Tai galbūt ir ten nuvažiuosiu dar, pafilmuosiu, kaip mes ten surinkom pertvarinės sienas. Na ir, viską kitką daugiau žinote, nežinau, nebent jeigu kyla klausimų, klauskit, rašykit, diskutuosim, išdiskutuosim, patarsim, pakonsultuosim. Taip kad, kam patiko, spaudžiam nykštukus į viršų, kam nesunku pasidalinam ir iki sekančių vaizdo įrašų, kurie prasidės jau lauko darbuose. Montuosime fasadinės dailylentes, montuosime stogo čerpes. Net nebežinau, daug darbų, daug visokių etapų, daug minčių, daug visko, bet aš tikiu, kad jums patinka tai, ką aš rodau, jums patinka ir
galit pasisemti iš mūsų tokių visokių minčių, galiu pasidalinti su jumis, galit patys praktikoje pabandyti ir suprasite, kad nėra viskas taip sunku, kai tu vakare grįžęs iš darbo ne alaus skardinę atsidarai, o atsisėdi ir pagalvoji, o ten galėjau padaryti taip. Tai kad visiems būtų gerai, mūsų idėjos pasiimti galite nemokamai, dalinamės, ir tiesiog statykite ne taip kaip mes, statykite geriau nei mes. Iki pasimatymo, iki kito vaizdo įrašo.